Taigi, jeigu esame sudėję visą kubo pliusą su šonais, tuomet galime pradėti dėlioti pirmo sluoksnio kampus, štai šituos 4. Taigi, iš kur žinoti, kokio kampo reikia? Tai labai paprasta. Tarkim, mums reikia šito kampo. Ir mes norime žinoti, kokių spalvų reikia. Tai tiesiog paprasčiau nebūna, žiūrime, kokį centrą turime, tai žalią, šoninę kraštinę, raudoną ir kitą šoninę geltoną. Vadinasi, čia turės būti žalia, čia geltona, o čia raudona spalva. Turime susirasti kampą su tokiomis spalvomis. Štai čia turime žalią, geltoną, raudoną kampą. Jis turi būti štai čia. Kaip dabar mums jį ten nugabenti? Pirmiausia, pasiėmame kubą prieš save, kad tas kampas, kurį mes norime sudėti, būtų dešinėje pusėje. Štai dabar, kai pasiėmėme kubą prieš save, šis kampas yra dešinėje. Ta kampą, kurį norime atgabenti, taip pat turime turėti dešinėje. Tarkime, čia mūsų kampas, kurį norime pakeisti, čia mūsų reikiamas kampas, kurį norime atgabenti čia. Jį pasukame taip, kad jis būtų virš to kampo dešinėje pusėje. Taip pat jis gali būti dešinėje pusėje ir viršuje arba apačioje, kaip dabar turime šiuo atveju. Taigi, kai kampas yra jau dešinėje, virš mums reikiamo kampo, naudojame labai trumpą paprastą formulę. Tai R prieš laikrodžio rodiklę, D prieš laikrodžio rodiklę, R palei laikrodžio rodiklę ir D palei laikrodžio rodiklę. Matome, kad kampas pakilo į viršų, tik yra susimaišiusios spalvos. Tai toliau naudojame tą pačią formulę tol, kol kampas atsidurs reikiamoje vietoje ir susitvarkysios spalvos. R prieš laikrodžio rodiklę, D prieš laikrodžio rodiklę, R palei laikrodžio rodiklę ir D palei laikrodžio rodiklę. Ir toliau naudojame šią formulę tol, kol pats kampas tiesiog atsidurs savo vietoje. Štai matome, mums reikiamas žalias, geltonas, raudonas kampas atsidūrė savo vietoje. Dabar galime ieškoti kito kampo. Tarkime, žalią, oranžinį, geltoną. Mums jį reiks įdėti štai čia, kur žalią, geltoną, oranžinę. tą kampą nusisukame taip, kad jis būtų dešinėje pusėje virš tos vietos, į kurią mes norime perkelti kampą. Ir naudojame tą pačią formulę. Štai šiuo atveju užteko panaudoti vieną kartą ir turime gražiai dėtą kampą. Štai čia turime kampą iškart viršutinėje dalyje. Kaip ir sakiau, kubą atsukame taip, kad dedamas kampas būtų dešinėje. Ir kaip sakiau, nėra skirtumo, ar šis kampas yra apatinėje dalyje ar viršutinėje. Tiesiog atsukame taip, kad kampas būtų arba viršui dešinėje, arba apačioje dešinėje. Ir naudojame šią formulę tol, kol kampas atsistatys gerai. Tai gali būti nedaugiau 5 kartai. Jeigu ar 4 ar 5 kartai naudojam šią formulę ir kampas neįsistato, teisingai vadinasi arba ne tą kampą paėmėt, arba darot kažką negerai. Taigi,
R prieš laikrodžio rodyklę, D prieš laikrodžio rodyklę, R palei laikrodžio rodyklę ir D palei laikrodžio rodyklę. Dar kartą. Štai jau sudėjome 3 kampus, liko paskutinis. Štai turime tą kampą, paprastu pasukimu atsukėme mums reikiamą vietą virš to kampo ir naudojame formulę. Štai, šį kartą mums tikrai prireikė berods 5 kartų, kad reikiamas kampas susitvarkytų. Štai tokiu paprastu būdu mes sudėjome 4 kubo kampus.